Sakykime, labai fantastiškos rungtynės, kas lėmė tą pergalę tokią? Sunku pasakyti. Gerai puolėm, gynyba nebuvo pati geriausia, mes leidom tų taškų pačioj pirmoj pusėje, bet antroj pusėje visi atrodo neblogai susitvarkėm, nors ketvirtam kėliny truputėlį atsileidom, bet viskas tvarkoj. Ta prasme, uraganinis puolimas, o kas lėmė pergalę. Viskas gerai, dalėjomės kamuolį, visi komandiškai, viskas tvarkoj. Pirmas kėlinys vakar buvo labai rezultatyvus, šiandien lygiai taip pat 33 taškai, ar ne? Čia nusteikimas? Net nežinau, sunku pasakyti, gal pirmas kėlinys visi užsivedė, išeina į tą aikštelę žaisti, aišku, visus keturis kėlinius reikia užsivedęs ir panašiai, bet pirmi kėliniai jėgų pilna, išeinam į aikštelę ir tiesiog darom savo darbą. Vakarito metimai tiek vakar, tiek šiandien. Gynyba jų sunkiau galvodavo sekės, irgi vakar nemažai prasileidom, šiandien irgi atrodo pirmam kėliny, nepamenu kiek buvom prasileidę, bet puolimas veikia, gynyba kažkiek stringa. Pažaidai prieš savo buvusią komandą, buvo kažkokios ypatingos rungtynės tau? Kažkaip nelabai aš tų dalykų nesureikšminu, tiesiog eini žaidi, nesvarbu prieš ką buvusią komandą, buvusią. Naujas sezonas, nauja komanda, nauji iššūkiai, nauji tikslai ir panašiai, tiesiog eini ir žaidi. Tai buvusio trenerio nebuvo gailestinės, ar ne? Gaila, aišku, rezultatas. Žinau, kad treneris ambicingas irgi visą laiką nori maksimum iš savo žaidėjo, bet tiesiog nežinau, šiais metais gal sudėtis neleidžia to padaryti, bet tikiuosi viskas priešakės ir išsibėgės ir jie pasipildė vienu kitu žaidėjų papildomų. Tikėkime viskas bus gerai. Asmeniškai tau šį sezoną prasčiausias rungtynės buvo 17 naudingumo balų prieš Jonavą. Ar tu jauti, kad esi aukščiausiame savo sportinės formos taške? Net nežinau, sunku pasakyti. Komanda leidžia daryti viską, ką gali, ta prasme, ką nori, niekas nieko dėl to nepyksta, darai tai, ką moki, vienas kitą palaikom, jokio spaudimo, nieko, žaidi tiesiog savo žaidimą ir viskas, meti savo metimus ir viskas.